Helovyno dekoracijos. Sveiki! Šiandien jums parodysime, kaip lengvai ir paprastai pasidaryti kelias Helovyno dekoracijas. Skaptuoti moliūgai. Oi, apelsinai. Taip, vietoje didelių moliūgų panaudosime apelsinus, kurie taip pat yra oranžiniai. Mums reikės kelių apelsinų ir markerio. Nupiešime jiems veidelius. Kaip ar galim nupiešti? Aš nupiešiu raganą. Raganą gali nupiešti. Žiūrėk, kokia ragana. Oho, kokia pikta ragana pas tave. Taip, pikta. Galime panaudoti ir gvazdikėlius. Juos tereikės susmaigstyti. Mama, kaip tiek? Viskas baigiau. Dar viena paprasta dekoracija. Žvakidės. Mums reikės kelių švarių stiklainių, klijų, žirklių, marlės, flomasterių, popieriaus, naudojau kepimo popierių, akyčių ir lipnios juostos. Pagaminkime žvakidę vaiduoklį. Tai labai paprasta. Tereikia stiklainį apvynioti su marle. Čia vaiduoklis. Vaiduoklis šakus. Čia bus vienas mano. Užrišti. Ir priklijuoti akytes. Dabar pagaminsime žvakides su Helovyno piešiniais. Pirmiausia, išsimatuojame, kokio ilgio ir pločio popieriaus reikės. Tada nupieškime, ką tik norime. Kad būtų ryškesnis vaizdas, geriau naudoti tamsias spalvas, paliekant baltas vietas. Tada, kai degs žvakė, baltos piešinio vietos švies. Pabaigus piešinius popierių užvyniojame ant stiklainio. Kraštus užklijuoju su lipnia juosta. Mūsų žvakidės baigtos. Liko tik įdėti žvakes. Su artėjančiu Helovynu. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleisite naujų filmukų.